Paežerių, Kėdainių rajonas, mokykla. Matot, tolumoje yra Paežerių kaimas. Ir va, šitoje vietoje buvo mokykla. Apie tą mokyklą papasakos šių vietų mokinys Jurijus Polzunovas, kuris gimė 63 metais. Jis jau čia į 1. klasę. Tai apie šitą mokyklą prašom. 1971 metais mes čia vietiniai eidavom šitą iš Taujėnų, iš Paežerių į šitą mokyklą. Mokytojai buvo gudai. Šitą ir vienu žodžiu šeima vadovavo mokyklai. Buvo 2 klasės, mokėmės iki 3 klasės ir 1 klasės dėstytojo mokytas Gudas, 2, 3 mokyta Gudienė. O daug vaikų ateidavo į tą jūsų klasę, kiek buvo? Nepamenu. Per 2 klasės sėdėdavom 3 klasės. Vienam kambarį 3 klasės. Per 2 kambarius 3 klasės. Man atrodo, vienoj klasėje būdavom mes vien pirmokai, o paskiau kitoj klasėje ir antrokai su trečiokais buvo sujungti. Ir jums arbatos duodavo ar ne per? Jo, būdavo pastatyti, išneždavo po kelintos pamokos, nepamenu, 2 didžiulius arbatinius su arbata. O sumuštinius šitą neždavomės iš namų. Tai čia tokia, o kiek pamokų būdavo? Nu, jo, kokios 4, ne, iš pradžių? Nepamenu, greičiausiai 4. O kaip mokytojai geri buvo? Mokytas Gudas buvo labai griežtas, tai visi labai norėdavo, kad pas mokytoją Gudienę papulti. Nu, va, mato dabar, kaip čia nieko neliko. O iki kurių metų ta mokykla čia buvo? Neilgai, aš čia pabaigiau mokyklą 73. Jinai čia prabuvo gal dar keletą metų ir buvo uždaryta. Tada mokiniai jau pradėjo eiti, o kai nesiatsidarė mokykla. Ir šietoj. O jūs tada čia baigėte, 3 klasės, ne, išeina? Jo, į 4 klasę jau ėjau iš šietos mokyklą. O, tai čia ir gabalas kelio, kiek jūs čia laiko eidavot? Čia nedaug, mes eidavom patiesumais, čia geras kilometras iki mano namų. Ir iš Taujankos vaikai ateidavo, tai va iki Taujankos. Ne, bet iš šietos mokyklą, kai sako, iki čia tai ne, bet va, pavyzdžiui, iš šietos mokyklą. Nuo mano namų būdavo 7 kilometrai. Ir kasdien eidavot? Ne, mes važiuodavom autobusu. Bet šitas šeštadieniais pamokos baigdavosi anksti, 1:30 ar 1:30, o autobusas būdavo tik tai 3:30. Tai mes tada pėsti šitą iš mokyklos, kad nes vienas sekmadienis būdavo vaikam laisvadienis, kad daugiau to laiko sutaupyti eidavom pėsti namo. O per kiek laiko tuos 7 kilometrus ateidavot su kuprinė ten? Mes su savo draugu Rymantu Švoba eidavom kaip pėsti šeštadienis, kad greičiau pareiti, eidavom pagal elektros stulpus. Nuo vieno stulpo iki kito vieną atstumą einam pėsti, o likusius 2 stulpų atstumus bėgam. Ir taip labai greitai namo. Nereikdavo valandos. Oho. Va, kaip čia. Kiek mokyklų buvo, kiek visko ir dabar nieko čia neliko.